šioje dvikovoje. 16 sekundžių 11 šimtųjų toks galutinis jo trasos įveikimo laikas. Ir garantuota kelionė į tolimesnę kovą. Ok, lieka dar dvi poros. Viena iš jų, 113 numeris kairėje, Mindaugas Rumša, Porsche 944 S. Jeigu kam įdomu, 2,5 litro 190 arklių. Dešinėje Renaldas Truncė, Honda Civic 1.6, 160 arklio galių. Gerai sustartuoja Porsche automobilis ir dabar belieka užfiksuoti rezultatą. Netgi 2 sekundėm 97 šimtosiom bendram rezultate laimi Mindaugas Rumšas su Porsche. Jis taip pat keliauja į tolimesnę kovą.